Gerai, žodžiu, pabėgtesninsiu šiandieną. Tai atėjus į marketą, ką aš mačiau, tai kad įtepinom į tą 1 valandos fervalių gapą. Šiaip buvau bullish, nu tikrai nėra reikalo ieškoti bearish trade, kai esam tai bullish. Nereikia ieškoti to reversalo. Aišku, visada turėjau omeny. Tai ko reikėtų, kad ieškočiau reversal, tai kad išsivipintume šitus va tą highsus ir tada big reactionas down. Būtume galėję targetinti šitą unfilled 1 hourly fervalių gapą. Ir bet žodžiu, pagal tai, ką marketas davė, tai mes įtepinom į šitą valandinį fervalių gapą. Ir tada vos ne, jo, kaip tik ant market openo, ant pre-market jau mes tepinom į tą fervalių gapą ir tada ant market openo mes reaktinom nuo jo. Galima buvo entrint nuo šito fair value gapo disrespektinimo, tai iš karto va čia. Čia stopai ant šito candle. Čios ir va čia TP. Gana greitai būtų įtipina. Nu bet žodžiu, aš teikinau tradą nuo va šito candle. Stopai buvo čia. Ir 1 ant 1 RR. Ir gavosi taip, kad kai čia maždaug nuėjom, aš nuėjau break-even, mes esam tame 4 valandų fair value gap'e, tai bearish, tai galim reaktinti ir bearish. Tai čia dėjau savo break-eveną ir vat nepasisekė, bet nieko tokio, viskas gerai ir tie break-evenai. Svarbu apsaugo mane nuo loso. Nu šiuo atveju būtų vinas, bet na, būna ir taip. Tai žodžiu, čia break-evenas buvom. Tada marketas toliau formavosi. Biškai greitai. Tai suformavom šitą 15 minučių fair value gap'ą. Ir ko man reikėjo, kad teikinčiau tą tradą, tai vat va šito invalidation'ą, kurį gavom. Bet vien tik tai dėl šito negaliu teikinti tradą. Reikia kokio draw on liquidity. Ant Nasdaq'o nebuvo nei vieno draw on liquidity. Nors jo, valandiniam fair value gap'e esam didžiuliam, kur nėra ką targetint, ir ant 4 valandų esam didžiuliam fair value gap'e, kuriame irgi taip nėra to ką targetint. Tai šiuo metu žiūrėjau į ES'ą ir mačiau, kad turėjom atva šitus highsus, kurios galėtume išteikinus reversinti, bet kuriai čia mes buvom vietoj, atva čia. Tai gerai, dabar įėjom į tą 15 minučių fair value gap'ą. Ant ES'o turim tuos highsus, link kurių tiesiog eina marketas. Tai įtepinom į tą 15 minučių. Ir tada validatinam šitą 5 minučių fair value gap'ą. Tai čia entrinau. Dėjau čia savo stop lossą. Šitas būtų break-evenas, jeigu šitas darytų. Bet dariau taip, kad čia 1 ant 1. Ir dariau taip, kad dėjau break-eveną tik tais tada, kai ES'as išteikintų va šitą draw on liquidity. Tai žodžiu, neišteikino. Nu taip žiūri, vos ne kaip SMT veikia. Dar neišteikino, dar neįsubreikėjonas. Dar vis neišteikino. Ne, išteikino. Jo, išteikino. Tai dabar būčiau break-even. Gerai, marketas eina.
ir nuėjo į TP. Šiandien toks labai bullish marketas, toliau visą dieną kilo. Ir šiaip toks labai paprastas treidas buvo. Nebuvo labai sunkus, greitai nuėjo TP, nebuvo jokio čiopo. Jo.